Jolanta Serbentaitė nepritarė nei mažinimams, nei didinimams. Esą plastinės operacijos žaloja sielą. Sieloje yra padaryti randai, kur jinai pažeidžia savo dvasią ir tai yra labai stiprus dalykai. Bet žinot, kiekvienai moteriai kitaip reikia praeiti ir už tai tikrai, kodėl moteris viską pasidaro ir krūtinę, ir veiduką, ir nosytę ir vis tiek nesijaučia laiminga, jinai nejaučia tos meilės ir vis tiek jai nesiseka, taip nėra, kad jinai čia gražiai pasidarys ir čia vyras susiras ir bus jinai laiminga. Kodėl paskui tie ir psichologų kabinetai perpildyti, psichiatrai perpildyti ir antidepresantai, depresijos, vis tiek viskas tas šleifas tęsiasi. Rūbų butiko savininkė Jolanta jau močiutė, tačiau atrodo itin jaunatviškai be jokių skalpelių ir botoksų. Joks ten chirurgas prie jūsų nėra prisilietęs. Ne tai, kad chirurgas, čia jau kiti techniniai gilesni. Aš nesu buvus gyvenime pas kosmetologę.